bet irgi nieko nepranešė. Žodžiu, mano Volvekė be numerių. Nu ką, zdaro chebrytė su tokiu nauju video. Žodžiu, noriu pasidalinti su tokia visai įdomia istorija. Tikėkime, gal jums to nenutiks, tikiuosi. Kai dar su pirmoje apsiskutęs, tą normaliai, kaip sakant, gražiau jau širelį atrodau. Kaip sakant, tylu ramu, be darbo šiandien, kaip sakant, vyksta bedarbystė, partos nedirba. Tai va, su tokiu video. Ar kam čia bus labai įdomu, nežinau, gal ir kam ir bus įdomu suvažinot, kad mano mašinos ten, kur stovi aikšteliai, Volvekės nuknyso mašinos lietuviškas registracijos numerius. Va taip, fana. Ir karočią prikolas, net nežinau kas, kur ir kaip. Pirma tokių variantų buvo daug apie tai, kad, karočią, varom apsižiūrėti į lauką biškelį, atidžiau parodysiu, kaip sakant, pasiėmu savo raktelius su mašinos ir varom į apačią dar, plus dar pasimsiu aš dar. Tai pasižiūrėsim, kas ten laukia darosi dar. Patikrinsim savo pašto dėžutę dar. Gal kokie laiškai gal yra atėję ar ką tai. Žodžiu, taip yra, kad chebrytė, afigėtė, ne? Pirmai aš pats buvau net šokė buvau, net tas įvyko 27, bet tiksliai kada tas buvo, tai net nežinau, ar čia dieną, naktį, paryčiais, ar kada, nu bet tai greičiausiai tik, kad čia paryčiais arba naktį, 27. Pafilmuosim, karočią. Jau senai aš nebuvau taip išėjęs niekur pasivaišiot. Žodžiu, tame buvo toks kaip ir mini darbo susitikimas dėl tos job center, dėl tos, kaip sakant, mes kaip ir esam 3 mėnesius eisim poilsio nuo darbo agentūros, tai kaip ir kolega iš darbo, kurie mums padeda tuos visus reikalus savo tvarkyti. Tai vat, ir ten su kitais lietuviais, kaip sakant, susirinkinėjom ir visą kitą. Tačiau, kad tušių nieko nėra net. Jokios info nieka. Kažkaip tai abejoju, ar čia vieša įstaiga kažką tuos numerius nuėmė. Greičiausiai kažkas nuknyso tuos numerius. Nes kad pamatė, kad mašina vienoje vietoje stovi ir kažkas pasidarbavo greičiausiai. Žodžiu. Ir tas ir įvyko. Tai, nežinau, nusprendžiau padaryti tokį video, kaip sakant, 2 dienos grūzas, visa kita. Ir net nežinau kaip ką ir paskambino policija, Vokietijos, aišku, pranešėm apie tą, pranešiau apie vagystę, kad dingo mašinos valstybiniai numeriai. Ir net neaišku, kas, paklausėm dar, tipo, ar galėjo kažkokia valstybinė institucija juos nuimt, bet irgi nieko nepranešė. Žodžiu, mano Volvekė be numerių. Čia geras thumbnailas būtų labai geras. Tai, kaip sakant, tokią pauzę padarysim. Žodžiu, tai vat, ir dabar ką? Ir negaliu aš išvažiuoti niekur dabar, net ir iš Vokietijos dabar net negaliu. Kaip sakant, visi daiktai kaip ir vis tiek vietoj.
nieks niekur nedingo, bet irgi viską nuknisė, blemaškai. Tik numeris. Čia net ir tai net nuėmė net su tuo net, jeigu matas, su rėmu net. Taip net nuplėšė žodžiu. Gerai, čia taip. Dabar prikolas tame, kad įsimtuos dabar numerius naujus Lietuvoje ir dabar problema dabar, nes man reikia, plius skambinausi tai į tą registrą, visą kitą. Skambinausi ir atrodo viską čia pasidariau, atrodo tos numerius užsisakinėjau, tas pats kaip ir bus naujas tech pasas, tas ne tech pasas, o mašinos pasas vadinamas bus naujas. Ir pasirodo, kad taip nėra paprasta, kaip atrodo, nes reikia Lietuvoje, kad jeigu nori Lietuvoje įsimti naujus numerius, reikia registracijos, o pas mane tos registracijos nėra. Nežinau kaip, gal lėktuvu, pavėžėjais teks registruotis laikinai Lietuvoje, kad įsimt numerius. Ir po to pasikeis dokumentus, tiek apžiūros pagal naujus numerius ir šitos draudimo poliso. Draudimo poliso, kad ten labai lengvai ten pasidaro, ten savo draudėjai ten šnekėjau, tai nu, šiaip tai čia viskas persidaro vienoj dienoj, bet tame prikolas, kad sugaišiu ne tik laiką tą visą, kol aš ten nuvažiuosiu ir ten viską, ten su tą registracija, bet ir pinigų. Nu ir pinigus, nes pagalvojęs dabar, kad tas grįžimas į Lietuvą, numerių įsiėmimai, pertvarkymai, tada vėl grįžimas atgal į tą Vokietiją, kad numerius naujus užsidėt, bet prikolas tame net nežinau, ar aš jau po šitų važinėjimų, ar iš vis norėsiu grįžti vėl jau tą Lietuvą po to ilgo važinėjimų, ten žinai, priekin atgal ir kažkaip tai nemanau, ar čia jau bus noras va čia jau tą Lietuvą važiuoti net. Žodžiu, kažkam tai prireikia numerių, bet klausimus dabar kas, kur ir kaip, kol kas jokios informacijos net nėra iš policijos, kaip ir nieks nieko su mane, kaip sakant, nesusisiekė. Nu, tai žiūrėt, ar policija dar važinėja, dar matai dar. Jis iš to, kad čia važinėja, bet tai vis tiek. Tai va, ir dabar reiks važiuot Lietuvą dabar su pavėžėjais. Aišku, dabar čia reiks registruotis dabar, deklaruoti ant tą vietą savo, kad aš Lietuvoje registruotas, įsiimt tos numerius. Bet dabar net nežinau, kiek tas laiko užtruks, kiek tas užims, gal sakyčiau, grubiai. Nu, per savaitę gal, manau, gal susitvarkysiu, manyčiau, su tuo reikalu, kad numeriai ten atkelias, paskui reikės į tą draudimą, po to į registrą, kad tuos tiek apžiūros numerius įsiimt, visą kitą. Žodžiu, aš, ką galiu pasakyti, aš šokė net. Aš net. Net nežinau, ką ir pasakyti. Kaip sakant, niekam tokio ofigieno dalyko nelinkiu, žinai. Ypač, kai mašina registruota visai čia kitoj šaly ir tau, ir kai tu iš vis nuo tos savo šalies apie toli ten tą visą kitą išvažiavęs ir taip va. Nei info, nei nieko. Plius minus toks dar nieko. Pirmą, žinai, galvoju, gal kas iš lempos, ten, žinai, va, sumanė gal pasiprankinti tuos, matai, va, numeris, gal, žinai, gal kas išėmė blembuškai ir krūmus įmetė, bet tai kažkaip tai abejoju, ne, tai, manau, čia tokių, kaip sakant, debiloidų yra, kurie čia gali, ten, žinai, imti ir padaryti tokį bairį. Bet dabar dabar teks, nežinau, deklaraciją
tą tipo deklaruos ant savo tą vietą reiks. Ir net nežinau, net iš vis net, jau kelios dienos. O be nuotaikos aš čia vaikštau. Tai jau, kaip sakant, jau užsimaniau. Įrašyti kaip ir video dabar pas tavo kelionę, tai dabar pagalvojus, tikrai nemažai dabar viskas dabar tas kainuos, nes palyginus, jeigu dabar lėktuvų bilietas, jeigu dabar išlemas dabar pačiu momentu dabar gauti, tai tikrai net kainuos apie 100 minimum, tai aišku čia su tais pavežėjais gali būt, kad greičiau, nes vis tiek kaip ir kol ten iki to Berlyno, to tipo, jeigu pigesnį bilietą ten to gautum, tai visą kitą važiuotai. Žodžiu, gali būti, kad su pavežėjais teks važiuoti. Koksai 100 PM. Tas atsėjęs priekį atgal, tai va 300 eurų. Paskiau dar ten, dar Lietuvoje, už PSD, žodžiu, tas vadinamas sveikatos draudimas savo kišenius, jeigu ką, tai užsiregistruosite kažkoksai, nežinau, ar čia savaitę laiko, ar čia skaitysis kaip tas buvimas, bet greičiausiai teks susimokėti kažkur apie 72 eurus į savo kišenės reikės. O dėl to buvimo Lietuvoje net nebežinau net. Kai be mašinos iš vis dabar, net norma, net nėra iš vis. Įsivaizduokit dabar. Su pavežėjais į Lietuvą plius minus savaitę pabūt, įsimt numerius, paskui vėl grįžti į tą Vokietiją, užsidėti numerius ir tada jau vėl važiuoti atgal į Lietuvą, bet jau su mašina jau po to ir pabuvus net kelis mėnesius, nu, grubiai gal mėnesį, pusantros jau, nes jau vis tiek dar čia dar tų reikalų dar, kaip ir čia dar turėsi, dar čia dar Vokietijoje, dar Lietuvoje dar, tai žodžiu, man į pinigus tai atsistos tai tikrai dėl tos registracijos, dėl to visko reikės daryti. Žodžiu, pagalvojęs, nusimato tikrai biškai pinigų tie išleidimų, tai tikrai, čia kad va su tais pavežėjais, va, žinai, va, 300 eurų į tai, va, jeigu dar plius užsimanyčiau dar tas grįžimą darytų, tai, nu, nežinau, nusimatytų kokie 500 eurų tiesiog, išmetimas tiesiog, va, bats yra. O ką su tais numeriais, tai dabar net nežinau. Klausimas, kiek dar tas laiko užims, tų tipo numerių, nežinau, paieška, ar ten jie kažkur bus ant kitos mašinos uždėti, ar ką ten, net neįsivaizduoju. Ar gal kažkas nuėmė iš valstybinės įstaigos, kaip minėjau, bet tai jokios net informacijos nėra, kad kas, dėl ko čia galėjo, nu, kaip ir nuimti, bet tai, kad mašina, nežinau, tvarkinga, techas, draudimas, viskas yra, bet tai, nu, žodžiu, net nežinau, ką ir galvoti, ką ir daryti. Nu, daryti jau žinau, bet nenoriu net jau galvoti apie tai, kad tiek kelio reikia Lietuvą, reiks važiuoti tą visą kitą, nes birželio 3 tas susitikimas į job centrą reikės eiti, 8 ryto reiks važiuoti ir po to kaip ir išsiaiškinti, ar tas viskas tvarkoja, kaip ir ar tų nebus daugiau tų vadinamų susitikimų ir po to reikės šauti į Lietuvą, nežinau, su pirmu reisu su tais pavežėjais. Tai nežinau, kada čia bus, gal kitos savaitės pradžioj arba, nu, kažkur tai birželio mėnesį. Tai vat, kaip sakant, visai neblogi nuotykiai čia pas mane, kai nuima tavo mašinos valstybinius numerius ir nežinai, kas ir ką padarė. Nu, tikėkime, aš čia pinigais dar nestriksiu kažkur, tai dar baisiau. Nu, svarbu, teisėsaugai pranešiau policijai, nu ir ką, nu tai teks laukt, sėdėt, kaip sakant. Tikėkime, gal sužinosim, plius minus gal savaičių ar mėnesių bėgyje. Tai tiek. Tai jo, kaip ryta, jeigu
patiko mano ši va trumpa, įdomi, nežinau, istorija, tai nepamiršk paspausti like. Jeigu nepatiko, tai pažinai, kad tą dislike ir subscribe mano YouTube kanalą. Jeigu nenori praleisti mano sekančių video, tokių kaip šitas, nes, kaip sakant, kontentą šį kartą manęs jau surado. Jau nereikia galvot, kažką kurt, apie ką filmuot ir ką kalbėt. Jau šį kartą jau pats manęs surado. Tai va, tai, kaip sakant, būkite irgi atsargus. Vokietija, jeigu čia jūs važinės su ta lietuviška registracija, visą kitą, kad, matai, čia neaišku kur ir kaip, bet tai gali pakliūt, kad ir kai pamato kitos šalies registracijos numerius, tai žinai, kad jiem dar ypač prašiau tuos numerius paimti, kad žinai, kad nelabai gal ir tipo ieškos ar kažką ten, žinai, bet tame, kad ir problemų tai padaro tokiem kaip mum, emigrantams problemų, kad dabar neturint Lietuvoje registraciją, dabar grįžti be mašinos, be nieko, tuos registruotis, kaip sakant, stringia ant laiko ir ant pinigų. Tai va, tai jeigu noriu su manim pakalbėti gyvai apie tai ir apie kažką kitko, tai follow mano platformą. Gali perėjęs padaryti, nuskanavę šitą QR kodą čia, arba linkas po aprašymu. Ir nežinau, pasidalinsi gal savo istorijom, visą kitą, kaip čia tas, kas buvo, kaip man, pavyzdžiui, nukniso numerius ir strigau dabar, net ir negaliu net ir su mašinė net niekur išvažiuoti. Tai tiek. Tai gero vakaro, dienos ryto, paryčių, čia kada mane žiūrėjot. Tai visiems iki ir piskebrytė. Kaip sakant, pasimatysim kituose video ir peace, aš out.